Jaunųjų nefrologų platforma sveikina dalyvius, kurie dalyvauja šiandien visuotiniam susitikime. Ačiū, kad radote laiko ir ketvirtadienio vakarą norit praleisti su mumis. Mes, aišku, irgi norime su jumis praleisti laiką, prisistatyti ir papasakoti apie mūsų iniciatyvą ir įkurtą jaunųjų nefrologų platformą prie Lietuvos LNDT asociacijos. Tai mūsų būtų pats turinys toks, trumpas prisistatymas, papasakosime apie jaunųjų nefrologų platformos viziją, kokį mes turėsim aktyvumą, koks yra šiuo metu narių skaičius ir kaip jūs atsakote į mūsų laiškus. Ir taip pat Rūta pristatys pabaigoje apie ETA nacionalinio reprezentatyvaus asmens Lietuvoje kaip galimybės. Na ir pabaigoje, aišku, jeigu turėsit klausimų, mes mielai juos norėsime atsakyti. Tai dar kartą visiems labą dieną. Tai aš esu Andriejus Bura, dirbu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose, gydytojų nefrologų. Taip pat esu vyresnysis transplantacijos koordinatorius ir taip pat esu doktorantas 4 metų. Ir esu jaunųjų nefrologų platformos pirmininkas. Tai malonu su visais susipažinti. Perduodu kolegoms balsą. Gerai, tai gal aš tada antra būsiu. Irgi iš Kauno klinikų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto. Man 31 metai, tai jau kaip nefrologė perkopiau 3 darbo metus ir esu viena iš valdybos narių. Tai aš tada gal būsiu trečia, tai esu Aistė Račaitė, gydytoja rezidentė iš Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų. Tai taip pat esu valdybos narė ir šiuo metu, kaip ir galbūt šitoj mūsų kompanijai valdybos būčiau kaip rezidentų balsas, nes visi jau gydytojai, tai kaip sakant, atstovauju itin dar jaunąją kartą. Aš tada galiu toliau. Aš esu Žilvinas Paškevičius. Šiaip esu kaunietis, bet jau 2,5 savaitės tapau klaipėdiečiu ir dirbu Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje. Nefrologo karjera irgi trunka tiek, kiek persikėlimas į Klaipėdą. Tai vat, tiek. Sveiki, aš būsiu Marius Bardauskas, taip pat gydytojas nefrologas, įžengiau į 3 metus. Dirbu Šiauliuose, Šiaulių Respublikinėje ligoninėje ir esu taip pat valdybos narys. Sveiki, Laima Peleckaitė, man 36 metai, tai esu turbūt seniausia iš valdybos narių. Tai sakiau, kad tą kartelę tikriausiai reikės pakelti vėlesniu metu. Bet šiaip dirbu Panevėžio Respublikinėje ligoninėje po rezidentūros baigimo Kauno klinikose. Čia jau dirbu arti 10 metų. Esu nefrologijos, hemodializės skyriaus vedėja ir taip susiklostė situacija, kad ir endokrinologijos skyriaus vedėja su deja nei vieno endokrinologo skyriuje. Tai skyriaus darbas yra komplikuotas, klinikinę patirtį jau turiu tikrai gerą. Tai manau, nefrologija, jeigu dar čia yra tų, kurie prisijungia tik tai tie, kurie tik tai svajoja galbūt, renkasi rezidentūrą, tai aš galiu pasakyti, kad nefrologija yra klinikiniu požiūriu geriausias detektyvas, nes tu niekada nežinai, kuo viskas baigsis. Ir aš visą laiką iš kitų specialistų jau tą tokią pagarbę baimę, nes jie niekada nežino, ko iš mūsų tikėtis, kokiu mes tyrimų paprašysim, kokį gydymą paskirsim, ar iš vis kokią keistą diagnozę galim tam pacientui nustatyti. Tai galiu pasakyti, taip, specialybė labai faina. Ačiū visai valdybai už prisistatymą, šiltą, malonų prisistatymą. Tai matau, kad mūsų jau didėja, gausėja ir norinčių išgirsti apie jaunųjų nefrologų platformą prie LNDT atsiranda. Tai tada perėsim iš karto prie mano trumpo pranešimo, kurio metu aš jūs supažindinsiu, kasgi mes tokie esame
kodėl mes tokie atsiradome. Tai bandau pašėrinti ekraną. Taip, ar matote? Taip, matome. Tai jaunųjų nefrologų platforma, kaip ir minėjau, aš esu jos pirmininkas, na ir valdybos nariai yra prisistatę, tai yra Laima Peleckaitė, Aistė Račaitė, Rūta Skaistė Mačionytė, Marius Bardauskas ir Žilvinas Paškevičius. Kaip matote, jau krenta į akis, kad jie yra iš visų Lietuvos kampelių. Tai yra nėra, kad susibazavę arba tik tai Vilniuje, arba tik tai Kaune. Pati istorija jaunųjų nefrologų platformos mano galvoje ruseno jau senai, tačiau vis dar trūko man tokių paskatinimo žingsnių. Ir 2023-2024 metais RET buvo išleidus tokią programą, mentorystės programą, kurioje dalyvavau kartu su mano mentorius buvo profesorius Vienčikas iš Lenkijos, iš Katovicų regiono Silezijos ligoninės. Ir jisai pirmasis yra RET prezidentas, kuris įsteigė jaunųjų nefrologų platformą RET asociacijoje, jeigu atsimenate. Ir po to iš tos paskatos atsirado kiekvienoje šalyje, kas susijęs su nefrologija, kiekvienoje šalyje, kiekvienoje asociacijoje atsirado ir jaunųjų nefrologų asociacijos platformos klubai. Jis mane supažindino su Eva Pavlovič-Sklarska, tai yra šiuo metu yra jaunųjų nefrologų klubo vadovė Lenkijoje. Na ir papasakojo, kaip tas viskas vyksta, kaip įkūrimas vyktų. Ir sausio mėnesį po pokalbio tiek su profesoriumi Vienčiku, tiek su Eva Pavlovič-Sklarska, aš ir mano kolegos, 4 jaunieji nefrologai, nusprendėme, kad visgi reikia įkurti jaunųjų nefrologų platformą. Gavome leidimą iš LNDT prezidentės, kuris sako, gerai, parašykite nuostatus ir mes tada spręsime. Ir birželio 4 dieną buvo paruoštas nuostatų protokolas ir gautas 100% pritarimas iš LNDT valdybos. Ir birželio 8 dieną, kuomet vyko mūsų tarptautinė konferencija Nefrolympic 2024, buvo pristatyta jaunųjų nefrologų platforma ir oficialiai įsteigta toje konferencijoje. Tuo metu prie mūsų prisijungė dar Laima Peleckaitė, kaip valdybos narė, ir Aistė Račaitė. Tai ačiū Jums labai, kad Jūs sutikote tuo metu, nors atrodė baisiai, kiek atsimenu, bet Jūs sutikote ir palaikėte mus. Ačiū Jums. Štai čia yra mūsų istorinės nuotraukos. Konferencija buvo šilta, vyko tokio kamerinėje aplinkoje, Levino centre Kaune. Buvo pristatyta daug įdomių klinikinių keisų. Na ir vidury konferencijos buvo įsteigta jaunųjų nefrologų platforma. Ir štai čia yra mūsų reprezentatyvinė nuotrauka. Na ir Eva Pavlovič-Sklarska, kuri kaip tik buvo atvažiavusi iš Lenkijos dalyvauti mūsų konferencijoje, parašė RET XO platformoje ir prasidėjo sveikinimai. Sveikinimai ėjo iš visos RET asociacijos. Tai yra didelis mums įvertinimas, ką mes padarėme. Tai jaunųjų nefrologų platforma, tai yra bendruomenė vieninti jaunuosius nefrologijos srityje dirbančius gydytojus. Mūsų tikslas skatinti mokslinį ir klinikinį bendradarbiavimą tarp jaunųjų nefrologų iš skirtingų Lietuvos regionų. Padėti plėtoti specialistų profesinės žinias ir įgūdžius, užmegzti naujus ryšius su kitų šalių specialistais, asociacijomis ir ateityje prisidėti prie nefrologijos vystymosi Lietuvoje bei Europoje. Štai tokios būtų mūsų kryptis. Kokias mes matome problemas ir kaip mes siūlome spręsti. Tai jaunosios nefrologijos bendruomenės suvienimas. Lietuvoje nėra jaunųjų nefrologų bendruomenės, kuri galėtų jungti būsimus ir esamus jaunosius nefrologus. Tai rodo, kad mums reikia platformos, kuri galėtų užpildyti šią spragą. Nepakankamas pripažinimas. Mūsų profesija Lietuvos mastu yra nepakankamai pripažinta. Tiek ir užsienio specialistai, kiek tenka pakalbėti su nefrologijos specialistais, irgi skundžiasi, kad rezidentūra nėra pirmo pasirinkimo tarp būsimų rezidentų. Būsimos kaitos. JNP padės išskirti tinkamas kandidatūras į būsimus postus. Čia eitų kalba apie LNDT valdybos postus ir kitas asociacijas.
Na ir tarptautinis matomumas. Mes esame blankiai matomi pasaulyje, todėl mes manome, kad mūsų platforma galėtų padėti mums būti šalia tarp pripažintų bendruomenių. Kaip atrodo struktūra? Tai vis tiek mes esame pavaldus Lietuvos nefrologijos dializės ir transplantacijos asociacijai. Mes esame prie jų prijungti, jaunųjų nefrologų platforma. Pas mus yra pirmininkas, kuris turi būti LNDT tikrasis narys, jaunesnis negu 37 metai. Kadencija trunka 2 metus ir 1 metai kaip valdybos narys. Tai yra toks perslinkiantis laikotarpis, kurio metu naujajam pirmininkui bus perduodamos pareigos ir supažindinamas su esama tvarka. Ir kad išliktų darbų vientisumas, jisai pirmininkas buvęs, palikęs savo kadenciją, turi būti valdybos nariu. Toliau yra 5 valdybos nariai, tai yra taip pat tikrieji nariai, jaunesni 37 metų ir kadencija eina 3 metus. Na ir visi, kas prisijungia prie mūsų, tai yra jaunosios nefrologijos platformos nariai, kurie yra jaunesni nei 40 metų, yra tikrieji LNDT nariai, studijuojantis nefrologijos rezidentūrą arba yra gydytojai nefrologai. Vaidmuo. Tai kaip ir minėjau, kad mes priklausytume LNDT. LNDT veiklos įstatose yra apibrėžtas mūsų laikotarpis veiklos. Pirmininką ir paskirtus valdybos narius turi patvirtinti LNDT taryba. Jaunųjų nefrologų platformos valdybos pirmininkas teikia JNP pasiūlymus LNDT valdybai. JNP valdyba esant finansavimo poreikiui kreipiasi LNDT valdybą, reiškia, mes neturime kažkokio finansavimo iš anksto numatyto rezervo. JNP teikia LNDT tarybai kasmetinę JNP veiklos ataskaitą ir visose leidiniuose ir iniciatyvose turi būti aiškiai nurodyta, kad JNP yra oficiali LNDT dalis. Tai tiek būtų tos tokios informacijos apie JNP veiklą ir jos vaidmenį. Dabar prašytume Žilvino pristatyti mūsų JNP numatytus aktyvumus, kuriuos jūs jau gal ir pastebėjote, tiek socialiniuose tinkluose, tiek YouTube platformai. Jų bus daugiau, tai prašytume Žilviną tada pristatyti trumpai apie mūsų ateities planus ir aktyvumus. Ačiū. Gerai, aš pristatysiu, tikrai Andrėjau paprašysiu, aš tau atsiunčiau prezentacijos tą savo dalį, galėtum jungti, nes mums neleidžia dalintis ekranu kažkodėl, techniniai dalykai. Bet kuriuo atveju aš trumpai pristatysiu, kokius mes turim jau apsibrėžę planus ir veiklas. Taip tokių, kaip sakykim, visiškai aiškių su idėja ir tikrai jau, kaip sakyti, pakeliui į realizaciją arba jau realizuotų, aš esu skaičiavau 6 ir jas ir dabar po vieną ir pristatysiu. Tai antrą skaidruolį iš karto, Andrėjau, jeigu gali. Taip, tai pirmoji veikla, kurią turbūt jau dalis pastebėjote, jeigu ne, tai kviečiu tą padaryti, tai mūsų YouTube kanale atsirado pirmoji paskaitėlė, ją įrašė Andrėjus su kartu ir Kauno klinikų nefrologijos skyriaus vedėjos komentaru apie išeminę nefropatiją. Ir iš žodžių šitų paskaitėlių ir ne tik paskaitėlių mes turime idėją šitus tokius pranešimus daryti ir apie kažkokius naujausius straipsnius, kažkokias galbūt darbe pasitaikančius atvejus ir problemas iš to kylančias. Žodžiu, tokias aktualijas, retus ir netokius retus nefrologinius dalykus. Mintis yra šį formatą tokį, kaip sakyt, palaikyti periodiškai. Pradinė mintis, kad maždaug kas 2 mėnesius, paskui išgirsit, kad į tą tarpinį mėnesį mes kitokios veiklos sugalvojam. Ir kaip matėte, tie video per daug laiko neįpareigojantis, tokie 20 kelios minutės iki pusvalandžio mūsų tikslas, kad kaip sakyt, kad kiekvienas rastų tą trumpą laiko tarpą prisėsti, paklausyti, pagalvoti, galbūt padiskutuoti su mumis Facebook grupėje, komentaruose, galbūt parašyti žmogui, kuris tą pristatymą darė. Žodžiu, tikslas skatinti tą mūsų diskusiją tą temą ir toliau.
Sekančią pajungiam skaidruolę tada norėjau. Taip, kitas dalykas, ką nusprendėme įnešti į Lietuvos nefrologų gyvenimą, tai pats konceptas nėra kažkoks naujas, ar ne, tinklalaidė, vadinamieji podcastai, bet tokio dalyko Lietuvos nefrologija, aš manau, kad neturėjo ir mintis tą padaryti realybę. Tai kaip ir pirmasis dalykas, tos paskaitėlės, jos bus prieinamos kaip ir visiems toje YouTube platformoje, Facebook platformoje. Ir tų tinklalaidžių metu bandysime kalbinti tam tikrus žmonės, tam tikrus specialistus įvairiomis temomis iš nefrologijos, galbūt ne tik iš nefrologijos, galbūt ir iš gretimų laukų, kurie mums artimi. tą periodiškumą irgi sieksim tokį pakaitinį su pirmoju, kad vieną mėnesį vienas dalykas, kitą mėnesį kitas išeina. Ir trukmė irgi taip pat tikslas mūsų neužkrauti jūsų ir mūsų brangaus laiko ir tai padaryti kuo konstruktyviau ir kokybiškiau. Ir kaip šito įkvėpimo pasiėmėme vėlgi Eros rengiamomis tinklalaidėmis, kas jų neklauso, labai rekomenduoju, tikrai konstruktyviai, trumpai, aiškiai ir labai įdomiai. Neatsimenu dabar, kiek tų epizodų išėjo, bet jau yra visai neblogas, kaip sakyti, sąrašiukas, kurį, kas dar neatradė, tikrai galite atrasti ir labai rekomenduoju. Toliau, trečioji veikla, ką mes nusimatė, parotmušis. Čia galbūt mažiau oficialumų, mažiau tokios, kaip sakyti, įpareigojančios informacijos, daugiau galbūt šiek tiek praskaidrinti, žodžiu, tą medicinę savo nefrologo praktiką. Tikslas yra vėlgi kartą ar 2 kartus per mėnesį, žiūrėsim pagal tai, kaip mums tai seksis, daryti tokį internetinį kvizą, internetinį protmušį, kuomet tam tikrų laikų prisijungiama ir kaip sakyti, pažaidžiama vieni su kitais. Formatą tam šiokį tokį jau turiu, aš pats šitų dalykų stengsiuosi užsiimti ir galvoti, tai bus tikslas ir apie nefrologiją pakamantinėti jūs, ir apie šiaip mediciną galbūt artimai, ir galbūt visai atitolti nuo tos medicinos ir pamastyti apie šiaip gyvenimiškus dalykus. Tai va, aš manau, kad šitas dalykas visai smagus ir turėtų lipti jaunam specialistui. Toliau, 4. veikla, jau rimtesnė ir čia labai, kaip sakyti, lauksim iniciatyvumo iš visų JNP narių, kuomet vyks LNDT renginiai. Mintis yra ta, kad jų metu bus išskirtas laikas ir erdvė, kaip sakyt, pasireikšti mums jaunimui ir jo metu ar tai kažkokia galbūt bus paprašyta tema, paruoš kažką, arba galbūt mes patys turėsim idėjų, minčių ir norų kažką ištransliuoti. Ir, žodžiu, tą mes sceną turėsime. Tai va, tai čia labai kviesime ir kitus, žodžiu, narius, kad, kaip sakyti, kuo daugiau žmonių pasisakytų, kad galbūt kažkas kažką atrastų ir tai neštų tikrai didžiulę naudą. Toliau, pereiname prie fizinių renginių, kuriuos mes esame numatę, paplanavę. Tai pirmasis jų yra bendras renginukas su intensyvios terapijos ir anesteziologijos asociacija. Galbūt jie tokie labiau iš to viso renginio organizatoriai pagrindiniai, bet jie labai noriai kviečia ir mus prisijungti. Ir mintis kartu su jais gilinti žinias, bendras žinias. Tai konkrečiai šiuo atveju kalba bus apie bendrus tokius mūsų jungiančius radiologinius metodus, ultragarsinius tyrimus, kitus galbūt radiologinius metodus ir žodžiu, šitas renginukas planuojamas, kaip sakiau, fiziškai 25 metų pradžioje
Tai aišku, daugiau informacijos tikrai bus ir jos bus tikslesnės, bet labai visus kviesime atvykti. Planas yra, kad tai vyks nedarbo dieną, tai reiškia, kad nereiks ten prašytis iš kažkokių darbų laisvų dienų. Tai iš anksto galima bus pasiplanuoti ten turbūt kokį šeštadienio dieną atvykti į tą renginuką ir praplėsti savo žinias šią temą. Dalyviai bus tiek rezidentai, tiek jaunieji gydytojai. Ir formatas, trumpos paskaitos, workshopai, žodžiu, ir teorija, ir praktika. Na ir paskutinė veikla, kurią mes turime apsibrėžę artimiausiam, sakykime, tam sezonui, tai nuo ko viskas prasidėjo, kur mūsų konferencija, kur mūsų, žodžiu, platforma buvo pristatyta, tai jaunųjų nefrologų konferencija. Jinai, jeigu gerai skaičiuoju, jau bus 4. Ir pernai padarėme, manau, visai įdomų formatą su tokį interaktyvų, su tokį, kaip čia, nefrologinį monopolį, nefrologinį detektyvą. Kas nedalyvavo jame, gailėkitės, bet to pačiu ir siūlau labai rimtai pažiūrėti į artėjančią 25 metų konferenciją, kuomet susibūrėmi ir Lietuvos, šiuo atveju buvo ir dalis Europos jaunųjų nefrologų, ir kartu dalintis žiniomis, mintimis, tikrai labai geras dalykas. Tai va, tai čia aš pristačiau tik tuos dalykus, ką mes tikrai, kaip sakyti, mūsų minčių lietus pagamino. Bet tikrai labai lauksime ir kitų, galbūt kažkas kažką girdėjęs, kažką galvoja, kad kaip jėga, kad jeigu tai Lietuvoje vyktų. Tai tikrai šis sąrašas nesibaigia ties šią veiklą ir tikrai labai visus kviečiame įsijungti į šios platformos kūrimą toliau. Tai va, tai tiek būtų iš manęs. Paskui galbūt klausimų bus pabaigoje, tai atsakysim. Ačiū Žilvinai už puikų pristatymą. Taip, mes visus kviečiam aktyviai dalyvauti. Čia reikia suprasti, kad JNP valdyba visų šitų užbrėžtų tikslų arba aktyvumo tikrai negalės padaryti arba padarys, bet jau per didelis pastangas. Ir mums tikrai reikia iš šalies rankų su savo mintim, su savo gabumais. Ir prašom, jeigu turite galimybę mums padėti ir norite vystyti nefrologiją Lietuvoje, jaunų nefrologų platformoje, prašom prisidėti. Ačiū Jums labai. Dabar kviesime Aistę Račaitę pristatyti paskaitą apie Jūs, apie JNP narius. Taip, tai sveiki dar kartą. Tai kaip ir Andžėjus pristatė ir mes patys prieš tai prisistatėm, esu Aistė Račaitė, 3 metų gydytoja nefrologė ir rezidentė, bet pakeliui į nefrologiją. Tai šiandieną aš šiek tiek pristatysiu tą narystės dalį šiek tiek plačiau ir aptarsiu tai, ką mes jau dabar turime ir, kaip sakant, kokie mūsų tikslai, lūkesčiai ir galimybės šiuo metu. Tai iš tikrųjų, taip, tai dar kartelį norisi priminti ir akcentuoti, kad priimam į savo kompaniją ne tik gydytojus nefrologus, kurie yra iki 40 metų amžiaus, bet ir medicinos gydytojus, kurie studijuoja nefrologijos rezidentūroje. Ir taip pat, kas dar nebuvo taip galbūt labiau akcentuota, kad sulaukus 40 metų amžiaus pagal JNP nuostatus asmuo automatiškai netenka JNP nario statuso. Ir šioje vietoje dar labai smagu pabrėžti ir tai, kad prie mūsų jau pradėjo jungtis ne tik suaugusiųjų gydytojai nefrologai, bet turime jau ir vaikų nefrologų. Tai jeigu esate iš vaikų nefrologijos srities, tai taip pat į savo kompaniją tikrai mielai priimsime. Galim keliauti toliau. Tai paskelbėme apie narystę ir išsiuntėme anketas bei Facebook platformoje gana aktyviai dalinomės nuo rugpjūčio 13 dienos. Tai iš esmės jau kaip ir mėnuo.
Tad per šį mėnesį į JNP užsiregistravo jau 22 asmenis. Na ir mūsų pirminiais skaičiavimais, kai mes bandėme dar pirmaisiais mūsų susitikimais skaičiuoti, kokią auditoriją mes galime surinkti, tai mes suskaičiavome apie 50 žmonių, kurie potencialiai atitiktų šios mūsų išsikeltus narystės kriterijus. Tai labai smagu, kad mes artėjame jau prie pusės tos auditorijos, į kurią siekiame prisibelsti. Na ir pabandžiau šiek tiek paanalizuoti tuos žmonės, kurie jau užsiregistravo ir padaryti tarsi tokią suvestinę. Jeigu dar kas nors abejojate, ar jungtis ar nesijungti, tai tiesiog, kad pažvelgtumėte, kokie žmonės jau yra prisijungę ir kokie žmonės supa. Tai vidutinis jau užsiregistravusių narių amžius šiuo metu siekia apie 31,5 metų. Toliau šiek tiek paanalizavome ir iš kokių regionų turime jau užsiregistravusių asmenų. Tai labai smagu matyti, kad po truputėlį Lietuvos žemėlapis pildosi ir nėra tik žmonės iš Vilniaus ar tik iš Kauno. Tai labai džiugu, kad galime siekti ir tų žmonių, kurie yra tolėliau nuo universitetinių pagrindinių 2 centrų. Taip, tai mūsų siekis iš esmės yra pritraukti jaunuosius nefrologus, kurie dirba ir atokesnėse srityse. Tai dabar toliau mes jūsų klausėme iš esmės, kokios yra jūsų interesų sritis, kas labiausiai domina, su kuo daugiausiai dirbate, tam, kad taip pat galėtume orientuotis temas toms veikloms, kurias Žilvinas pristatė. Ir iš tikrųjų, ką parodė šita anketa, kad didžioji dalis visgi praktiškai vienbalsiai yra susiję ir domisi ir norėtų toliau domėtis lėtinė inkstų liga ir su tuo susijusią mineralų bei kaulų liga. Taip pat labai didelio susidomėjimo sulauktų ir ūmus inkstų pažeidimas. Na, o kitos sritys šiek tiek mažiau, tačiau taip pat reikšmingai išsiskiria ir kardiovaskulinės ligos ir transplantacijos temos. Ir kai Žilvinas kalbėjo apie pranešimus LNDT organizuojamuose renginiuose, vėlgi, kadangi turėsime galimybę pasisakyti, tai ir jūsų klausime, kurie norėtų sutiktų būti pranešėjais. Jeigu būtų kažkokia jums aktuali tema ar ne, kur jūs norėtumėt ir galėtumėt pasisakyti, tai iš tikrųjų labai džiugu tai, kad šiuo metu didesnioji dalis iš tikrųjų ir sutiktų būti pranešėjais, kas vėlgi mums parodo, kad kuriame tikrai aktyvę, žingeidžią bendruomenę, kuri pasiruošusi dalintis savo patirtimi ir kartu sunkumais ir tų sunkumų sprendimo būdais. Tai mes tam čia ir susirenkame, kad dalintumėmės tuo, ką žinome ir kad siektume sužinoti kažko daugiau. Tai kol kas turim tokius duomenis apie narius ir tikimės, kad tų narių dar padaugės ir galėsime tikrai aktyviai pildyti tas veiklas, kurias apsibrėžėme savo artėjančių metų veiklos plane. Tai būtų tiek. Duomenų apžvalga. Na ir prašysime dar Rūtos Skaistės papasakoti apie jos patirtį kaip Lietuvos reprezentatyvaus žmogaus RET jaunųjų nefrologų platformoje asmenį. Ačiū, Andrėjau. Tai dar kartą, kas nepažįsta, nemažai čia iš tikrųjų Kauną pabaigusių žmonių arba studijuojančių Kaune, tai dalį pažįstam. Kas nežino manęs, esu Rūta Mačionytė. Esu nuo šių metų kaip ir asociacijos Europos inkstų atstovas Lietuvai. Tų atstovų atstovaujamų šalių iš viso šiuo metu yra Europos inkstų asociacijai 30,
Tai labai džiaugu, kad iš Baltijos šalių iš tikrųjų mes esam pirmi, kurie pateikėm savo atstovą. Atstovas būna vienas iš šalies, tai keli atstovai tos pačios šalies atstovauti negali. Tai latviams ir estams truputėlį dar reikia pasistengti, nes jų kol kas šitam šalių sąraše nėra. Tai važiuosim iš tikrųjų tai spalio mėnesį į Tartu, į Baltijos šalių kongresą, pabandysim paraginti juos jungtis prie šitos bendros Europos iniciatyvos. Ką truputėlį papasakoti ir ką iš tikrųjų tas nacionalinis atstovas daro, tai iš esmės yra daugiau dalinamasi sklaidos visais kanalais tarp Europos tų visokių organizuojamų renginių, kad mes dalintumėmės su savais jaunais asmenim, jaunais nefrologais esamais arba būsimais. Tai tikslas pagrindė yra reklamuoti ir skleisti jaunųjų nefrologų platformos parengtą informaciją, įvairius, kuriuos išleidžia informacinius biuletenius, internetinius seminarus ar kažkokias iniciatyvas. Taip pat vienas iš pagrindinių jų tikslų yra pritraukti jaunuosius nefrologus ir mokslininkus tapti ERA jaunesniųjų nefrologų platformos nariais. Ir pritraukti taip pat medicinos studentus, ką mes irgi bandom iš tikrųjų su savo įsteigta nauja jaunųjų nefrologų platforma padaryti, tai būtent pritraukti medicinos studentus ir padaryti tą nefrologiją kažkiek populiaresnę tarp medicinos studentų. Tai kas nežino, šiaip Europos inkstų asociacija skleidžia informaciją daugeliu kanalų ir tiek Facebook'u, tiek Instagram'u, tiek buvusiu Twitter'u, dabar X'u. Tai ta informacija, jų seminarai, podcastai ir visi kiti pranešimai yra publikuojami visur. Kas neturit ar nesat prisijungę, nesat sekėjai šitų kanalų, tai nebūtinai, aišku, kas Instagram'o neturi, turi Facebook'ą, tai ta informacija iš tikrųjų yra dalinamasi ta pati, tai prašom tikrai prisijungti ir sekti juos. Tikrai yra skleidžiama labai nemažai naudingos informacijos. Dabar, kas matėt ir mūsų jaunųjų nefrologų platformos Facebook puslapį, kiek įmanoma bandysim daugiau dalintis tą pačią jų skleidžiamą informaciją iš tiesų, kas neturi to pasiekimo, arba bent jau paraginti dar papildomai prisidėti ir peržiūrėti, ar ne, prie pateiktos naujos medžiagos, tų elektroninių internetinių seminarų, podcastų. Iš tikrųjų tikrai yra labai aktualios temos, nėra jos labai ilgos, tikrai yra galimybė paprastai atnaujinti žinias, niekur kažkur per daug neieškant, neskaitant informacijos ar ten kažkokių mokslinės literatūros, nes viskas yra liaudiškai tariant sukramtyta ir pateikta vienoje vietoje. Tai raginam iš tikrųjų labai šitą dalyką daryti ir bandyti domėtis. Apskritai, jeigu čia yra rezidentų ar studentų mūsų šitame tarpe, tai apskritai klausimas, jeigu kyla, kas yra tas Europos inkstų asociacijos narys ir kaip jo galima tapti, tai pirmiausia, ką reikia padaryti žmogui, aišku, paprasčiausiai yra tiesiog kreiptis į mus turbūt ir mes suveiksim tą narystę, liaudiškai tariant, o kad tu taptum EROS nariu, tu turi būti iš tikrųjų vienos iš bent jau tų dviejų Lietuvos pagrindinių organizacijų narys, tai yra arba LNDT, arba Lietuvos inkstų fondo, jie kartu bendradarbiauja su EROS visa asociacija ir automatiškai tie nariai Lietuvos, kurie priklauso LNDT arba inkstų fondui, jie automatiškai jiem apmoka tą narystę EROje ir jie automatiškai tampa ERA nariais. Tai kas dar plus papildomai, mes iš tikrųjų tai ir pagal tą patį braižą kuriam jaunųjų nefrologų platformą Lietuvoje, kad EROS jaunieji nefrologai lygiai taip pat yra mažiau 40 metų amžiaus ir automatiškai, kurie yra ERA nariai mažiau 40 metų amžiaus, jie yra ir jaunesnieji tie EROS, priklauso jaunųjų nefrologų platformai ERA. Tai va tiek. O
kaip su mumis susisiekti, jeigu kyla klausimų arba nori tapti ERA narys, nori tapti LNDT narys, dar nesat, tai tikrai galite parašyti tiek per Facebooką, tiek LNDT puslapį yra skiltis nurodyta, kur galima būtent parašyti mums, arba Facebooko profilį yra elektroninis paštas, kuriuo galite kreiptis taip pat, arba galiausiai asmeniškai parašyti, nes tikrai, manau, komunikuosim ir labai norim, kad ta mūsų jaunųjų nefrologų bendruomenė jinai augtų ir norim iš tikrųjų iniciatyvos, kaip ir Andrėjus sakė, iš kiek įmanoma daugiau žmonių, nes mūsų valdybos trukmė ir valdymo trukmė yra 3 metai, paskui reikės kitų atstovų ir mūsų pamainos, tai labai kviečiam jungtis ir žodžiu, bendradarbiauti kartu. Matot mane, girdite, ne? Ačiū labai, ačiū Rūta už išsamų pristatymą. Tai artėjom prie sekančios paskutinės dalies, tai yra klausimai ir atsakymai. Bet dar prieš tai norėčiau tikrai padėkoti visiems, kurie pasiruošėt, pašnekėjot. Gal dar kažkas iš valdybos narių, Marius ar Laima, norėtumėt kokį komentarą pasakyti? Mano komentaras tik tai būtų dėl toksai, kad aš čia esu dėl to, nes man atrodo, kad bus smagu. Tai, ja. O kol kas tikrai yra smagu, kiek mes susijungiam, tikrai būna visai smagu aptarti einamus reikalus. Tai gerai, jeigu daugiau neturit ką pasisakyti, prašysime tada klausimų gal turite mums, ar komentarų, pastebėjimų. Galite klausti visko. Kas klausti nedrįstat, galit parašyti savo klausimą į chatą. Kas klausimų turės vėliau, gali jos parašyti mums vėliau. Nu, bent jau galite pasakyti, ką manote apie šitą iniciatyvą iš tikrųjų. Tai irgi bus kažkoks įvertinimas. Drąsiau, kodėl mes norim šitos dalies? Mes norime aktyvinti žmonės, nes lietuviai nėra tie žmonės, kurie gali laisvai komunikuoti. Ir mes norime pakeisti šitos dalykus. Mes norime, kad jūs aktyviai komunikuotumėt, kad jūs skleistumėt kažkokias žinutės, bent mažiausias mūsų klaidelės pasakytumėt mums. Tai yra labai svarbu. Iš to ir gimsta diskusija, iš to ir gimsta problemų sprendimas. Taip kad tikrai kviečiam, nebijokit. Aš gal ne pastabą, ne komentarą, bet man sako, yra tikrai graži idėja visą šitą, pati su vaikų nefrologijos rezidentė. Tai kada gavau laišką, tuo metu tiesiog negalėjau prisijungti prie platformos, bet dabar kaip ir tikrai, mąstau, kad tikrai verta ir įdomu būtų. Ačiū labai, ačiū Vaiva. Dar kas nors? Gerai. Rūta, ne? Šiaip aš galėčiau apskritai dar tokį gal komentarą pasakyti, kodėl mes darėm tą visuotinį susitikimą čia online. Iš tikrųjų norėjom pasižiūrėti, kiek realiai žmonių pasiekėm ir ar yra besidominčių, ar yra norinčių toliau kažką veikti ir daryti. Tai smagu, kad dabar tai yra 13 žmonių ar ne bendrai prisijungusi, paskui gal bus daugiau. Tai viskas tvarkoja, tai yra pirmas bandymas, tai nežinau, man atrodo fainiai. Labai norisi susipažinti su kitų miestų nefrologais ir rezidentais, nes tikrai labai jaučiasi Lietuvoje susiskaldimas, Kaunas, Vilnius, mažesni miestai, mažesnės ligoninės iš vis pamirštamos yra, tai labai faina, kad mūsų dabar ir kauniečių yra į kitus miestus išvažiavusi ir Vilniečiai prisijungia. Labai smagu, nes Vilniečių irgi mažai pažįstam ir toj mūsų Baltijos Lietuvos tų jaunųjų nefrologų konferencijų iš tikrųjų mažokai mūsų atstovų buvo, netgi gal taip bendrai sudėjus turbūt užsieniečių buvo daugiau. Tai labai norim pamatyti, susipažinti ir turėti bendrų veiklų.
Gerai, tai kadangi daugiau, ačiū, Rūta, iš tikrųjų labai gražiai pasakė. Ačiū, kadangi daugiau aš matau, kad nieks nenori pasisakyti, tai labai dėkoju visiems, kurie sugebėjo prisijungti ir tą valandą su mumis pabūti. Tikiuosi, kad jums dar kils klausimų ir jūs drįsite parašyti mums į Facebook platformą, į Messengerį ar kažkur. Tikrai mes jų lauksim ir mielai jums atsakysim. Na ir jeigu atsiras žmonių, kurie nori prisijungti prie aktyvumo, prašom, kreipkitės asmeniškai, kreipkitės elektroniniu paštu į Facebook, kur jums patogu. Mes tikrai bendradarbiausime ir padėsim jums įgyvendinti jūsų norus ir jūsų lūkesčius. Ačiū jums visiems, ačiū valdybai, kad dalyvavote, kad prisistatėte, kad pristatėte pranešimus. Dėkui visiems. Tai ką, iki greito. Viso. Viso. Iki.